Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Tikiuosi jau baigėte švęsti kalėdas, nulipot nuo mišrainių stalo. Nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo ir kągi, vėl grįžtame į didžiojo krepšinio sūkurį ir pažvelkime į šią savaitę. Pačioje metų pradžioje tikras iššūkis laukia Kauno Žalgirio, mūšis namie su Pirėjo Olympiakos komanda, kuri pirmauja Eurolygoje kartu su Monako klubu. Mano nuomonė, Olympiakos yra pagrindinis pretendentas šį sezoną laimėti Eurolygą. Komanda turi neįtikėtinai ilgą suolą ir beveik visi žaidėjai daugmaž yra panašaus pajėgumo. Dabar Oli šventė 3 pergalės iš eilės, sustabdė išvykoje Milano Armani, kuris šlavė visus varžovus nuo kelio. Ir aišku yra žvėris Vezenkovas. Žalgiris neturi tokio žaidėjo, kuris 1-1 sustabdytų Bulgarą. Reikės dvigubinti gynybą ir tada daug kas priklausys nuo varžovų tritaškių metimo. Yra puikus pagalbininkas Vezenkovui, Evanas Fournier, kuris gali ir mesti tritaškius ir prasiveržti. Manau, kad Žalgiris tikrai geriau atrodys, daug geriau negu Tel Avivo Maccabi. Vis dėlto spėju, kad teks pripažinti varžovų persvarą maždaug 7-8 taškais. Europos taurės turnyre velniškai svarbės rungtynes žaidys Vilniaus Wolves komanda, kuri priims Badalono Juventud klubą, kuris šį sezoną žaidžia daug skysčiau negu praėjusį. Sunku patikėti, Badalonos komanda turi tik 4 pergalės ir rizikuoja nepatekti į atkrintamąsias varžybas, todėl ir Katalonijos klubas yra visiškai įspraustas į kampą. Vis dėlto nereikia nusiraminti, nors Vilkai išvykoje Juventudą tiesiog suvalgė vakarieniai, bet komanda turi potencialo, ji neblogai žaidžia stipriausiai Europos Ispanijos lygoje. Tiesa, prastai žaidžia išvykose Juventudas, turi silpnų vietų, nors Ante Tomičius puolime dar kartais verčia kalnus, bet gynyboje jisai yra kartais juodoji skylė, reikia jį atakuoti pick and roll situacijose. Ir manau, kad Wolves potencialas vis dėlto yra didesnis, bus sunkesnės rungtynės nei Badalonoje, bet prognozuoju Vilkų pergalę, maždaug 10 taškų persvarą. Lietuvos krepšinio lygoje vėl pamatysime Klaipėdos Neptūno ir Vilniaus Ryto akistatą. Pastaruoju metu į gilę duobę kritę klaipėdiečiai viską beveik pralaimi Lietuvos krepšinio lygoje. Ir kalbama, kad tai susiję su labai sunkiomis Vovoro treniruotėmis, kai kurie žaidėjai, ypač veteranai, vos pavilka kojas, atrodo ir komandoje mikroklimatas šiuo metu nėra pats geriausias, o Rytas demonstruoja solidų žaidimą, nugalėjo neseniai namie Panevėžio 7bet Lietkabelį. Aš neįsivaizduoju, kas turi nutikti, kad klaipėdiečiai nukaltų Rytą, reikia idealios dienos, reikia stebuklo, bet jau nebus kalėdos, jau nebus stebuklų metas ir Ryto pergalė, maždaug 12-13 taškų skirtum. Kauno žalgiriečiai po dvikovos prieš Pirėjo Olympiakos vyksta į Panevėžį, kur išmėgins jėgas su vietos 7bet Lietkabeliu. Labai sunku prognozuoti rungtynių baigtį, kadangi nežinia, kokios sudėties bus Panevėžio komanda, kadangi traumą su Rytu patyrė ir Mantas Rukštavičius, Vytenis Lipkevičius. Tačiau labai smagu dėl Džordžio Gagičiaus, kuris numetė 15 kg, gal reikės man prašyti, gal ir man Čianako žmonos, kad man tą dietą sudarytų, nes labai smagiai atrodė rungtynėse su Rytu. Daug 30 naudingumo balų, nepadūsta, negauna pompos, mobilus, kartu ir turi daug fizinės jėgos, varto varžovus, bet aišku Žalgiris kito kalibro varžovas. Matom, kaip daug kas priklausys. Jeigu Žalgiris įveiks Olympiakos, tikėtina, kad žalgiriečiai bus šiek tiek ir lengvabūdiškai atsipalaidavę. Bet jeigu jie patirs nesėkmę, vėl sužais blogas rungtynes, manau, kad rinkėjai taip išrašys
Vilnių ir vėl visą pyktį išlies ant varžovų Lietuvos krepšinio lygoje. Daug prošvaišių nematau panevėžiečiams, Žalgirio triumfas maždaug 15-17 taškų. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Noriu jums palinkėti linksmų, prasmingų, turiningų naujų 25 metų. Linkiu pergalių ne tik Lietuvos komandoms, bet ir jums kiekvienam pergalių jūsų asmeninėme gyvenime. Kuo didžiausias sėkmės.